Sveiki, mėlyjeji, su jumis vėlgi esu aš, kinesterapeutas Marius ir priešais jūs naujas kinesterapijos pratimų video. Šiandien noriu jums parodyti ir pasidalinti savo kaip kinesterapeuto praktiką, patirtimi ir rodysiu išskirtinai gerus ir labai reikalingus pratimus ne bet kam, bet stuburui. Pastebėjau, kad stuburo tematika, nugaros skausmo gydymo tematika mano kanale yra pati populiariausia. Ir išties šitas pratimai treniruotės stuburui yra labai reikalingos. Tad ką mes šiandien veiksim? Mes šiandien darysim pratimus ant kilimėlio, taip pat dviem pratimam bus reikalingas inventorius, kurį mes kiekvienas turime. Ir darysime specialius pratimus stuburui, tai yra rotacinius pratimus. Kodėl rotaciniai pratimai reikalingi? Todėl, kad mes savo kasdienybėje itin mažai atliekame rotacijų. Tai yra pasisukimų, sukinių, nebent labai daug tų sukinių atlieka vairuotojai, jeigu mėgsta pasižiūrėti, kas darosi už jų. Ir tada nedaug žodžiaujam, gulamės ant kilimėlio ir atliekam specialius pratimus, kurių tikrai, manau, nepamatysit jokioje ligoninėje, jokioje poliklinikoje. Tad eikime prie veiksmo. Einame ant alkūnių ir dabar keliam vieną ranką ir kitą. Stengiamės pakelti alkūnę kuo aukščiau ir kuo labiau, kad jinai būtų kuo arčiau sienos. Galite padaryti po kokius 6-8 kartus kiekvienai rankai. Gerai. Kitas pratimas. Reiškia, mes tiesiog siekiame su nosimi grindų, nepakeisdami alkūnių padėties. Gerai, kitas pratimas. Mes nuo vienos alkūnės iki kitos darom tokį ratą. Į vieną, į kitą pusę. Tai kągi, kiekvieną iš šių 3 pratimų galite padaryti po 8-10 kartų. Aišku, viską darykite iki skausmo ribos, bet stenkitės pasiekti kuo didesnę judesio amplitudę. Ir kitiems 2 pratimams mums bus reikalinga ne kas kitas kaip siena. Tai kągi, mes tada einame ant kelių. Ant kelių dedam rankas ant pakaušio. Alkūnes galime tremti į sieną ir pasilenkiam į vieną pusę, į kitą. Galite ir užfiksuoti tą padėtį, jeigu tik tempimą jaučiate, bet galite ir daryti kaip dinaminius judesius. Gerai. Ir kitas pratimas, mes vieną koją dėsime
Viena koja ant kelių, kita koja pėda atremta į žemę, kelis gali būti atremtas į sieną. Ir mes į vieną pusę pasilenkiu, į kitą pusę aš apsisuku ir mėginu su šita alkūne pasiekti sieną. Ir grįžtu. Ir kartuojam, sukamės. Ir grįžtam. Trys kartai. Keturi. Gerai, keičiame kojas. Vėl taip pat rankos čia. Į vieną pusę aš tiesiog pasilenkiu. Į kitą pusę aš sukuos ir bandau su alkūne pasiekti sieną. Vienas. Ir sukuosi. 2. Grįžtu. 3. 4. Tad ačiū visiems, kurie žiūri šitą video. Jeigu jums patiko turinys, būtinai paspauskite like, pasidalinkite su draugais ir jeigu dėl kažkokių tai priežasčių dar nesate užsiprenumeravę mano šio kanalo, būtinai tą padarykit. Paspauskit mygtuką prenumeruoti ir užtikrintai gausit patį geriausią kinesterapijos turinį, visiškai nemokamai. Ir mėlyjeji, kas pažiūrėjo šitą video iki galo, turiu jums specialų pasiūlymą. Aš esu sukūręs specialų kinesterapijos video programų rinkinį, tai yra į kurį įeina 8 sveikatos mokymai. Į šį video kinesterapijos paketą įeina net 8 sveikatos mokymai, kuriuos sukūriau aš, kinesterapeutas Marius, ir paspauskite nuorodą pačioje, nuoroda yra video aprašyme. Ir į šį paketą įeina kinesterapijos video programos stuburui, kinesterapeuto paskaitos apie nugaros skausmo gydymą, taip pat gausite kinesterapijos video programą keliams, pečiams, rankoms, kaklui ir daug kitų gerų programų už labai simbolinę kainą. Tad iš tikrųjų noriu kuo daugiau žmonių pasiekti, kuo daugiau žmonių, kad mano turinį pasisavintų, darytų, sportuotų pagal mano turinį. Ir jeigu turite klausimų, norite kažko paklausti, norite kažkokia speciali tema, aš pašnekėčiau, padaryčiau pratimus, treniruotę, parašykit tą komentaruose. Jeigu patiko šitas video, norite kažką pasakyti, taip pat brūkštelkit komentarą. Ir tada ačiū visiems ir paspauskit nuorodą pačioje. Iki.